Taigi prieš pradedant keisti paskirstymo diržą, pirmiausia, ką reiktų padaryti, tai atsijungti akumuliatoriaus minusinį klemą. O čia labai ganėtinai gražus. Tada nuėmam viršutinį variklio dangtį. Nusiemam keleivio pusės ratą. Sekantis dalykas, ką mums reikės padaryti, tai mums reikės nuimti posparnį. Taigi mums reikės žvaigždutės 27. Taigi tam, kad atlaisvinti generatoriaus dirželio įtempimo guolį, tam mums reikės tai 60 torkso. Statome jį čia. Ir sukame pagal laikrodžio radiklę. Taigi, nuėmus generatorio dirželį, galime atsisukti alkūninę veleną šitos 4. Alkūninę veleną skrėmulio 4 varžtus ir centrinę veržlę. Tam, kad atsukti centrinę veržlę, yra keli būdai. Galima pasinaudoti pneumatinio plaktuku. Tai kuo aš naudojuosi dabar. Galima išsinuomoti arba pasidaryti įrankį, kuris prisiveržtų ant šitų 4 varžtų ir užlaikyti, arba nusiėmus apsaugą tarp pavarų dėžės ir smagradžio jį užstaparinti. Taigi atsisukam centrinę veržlę, dabar atsisuksim 4 varžtelius, kurie prie žvaigždutės dar pritraukia alkūninę veleną. Nuėmam alkūninę veleną škyvą. Taigi tam, kad galėtume nuimti viršutinę variklio pagalvę, su dankratu per medinę kaladėlę įremiam į karterį ir truputį duodame tempimą, kad galėtume nuimti viršutinę pagalvę ir variklis nekristų žemyn. Atsileidžiame šitą varžtą. Visiškai išsukti nebūtina, tiesiog atsileidžiam. Tada išsisukam šitą varžtą.